Treneri, baigėsi rungtynės, rungtynę eigą matėme patys. Tiesiog koks jūsų būtų komentaras apie šiandienos akistatą? Kad akcentas galbūt yra ne šitai lygai, bent jau šiuo sezono metu, kadangi žaidėm trečiadienį varžybas, ketvirtadienį varžybas, dabar vėl šeštadienį varžybas, vėl turim kažkokių mini traumelių, tai ne akcentas dabar yra čia. Ketvirtadienį laimėjom mums svarbias varžybas ir kitą savaitę turim Lietuvos lygai labai svarbias rungtynės prieš Druskininkus. Ten yra mūsų akcentas. Čia varžovės norėjo kažkaip kuo daugiau taškų laimėti, čia jų reikalas, aišku, jos treniruojasi, jos mokosi, pačios savo kažkokias užduotis įgyvenina. Mūsų akcentas yra ketvirtadienį, o kadangi dalyvauja tik 7 komandos B lygoje, tai čia mes dar galim, kad ir 0 pergalių turim, bet mes dar galim labai šokti atkrintamųjų tokį traukinį, kad čia tik spėkit stabdyti. Ką tik baigėsi rungtynės, nežinau net kaip kreiptis, ar kaip į žaidėją, kaip į trenerį teko dirbti abu šios darbus šiandien. Tai tiesiog koks būtų komentaras apie šiandienos mačą, rezultatą mes matome, o kaip atrodė rungtynė eiga? Pradžioje tai galvom, kad rungtynės užsitęs iki 2 valandų daugiau, nes tiek pražangų per pirmą kėlinį ir tiek laiko pirmas kėlinys ėjo, kad galvom tikrai čia užtruksim. Bet viskas gerai, pataikėm savo metimus, pasižaidėm kaip per treniruotę, visos prasirotavom, visos gavom žaidybinio laiko, tai manau, kad išėjo į naudą mums. Pačios rungtynės, nors ir nebuvo labai atkaklios, bet aikštelė virė iš tiesų kieta kova, kaip manai, kokias galėjo būti to priešas. Tai yra tiesiog Kauno Vilniaus akistata ar kažkas daugiau? Manau, kiekviena iš tikrųjų nori laimėti, vis tiek turėtų būti tas sportinis charakteris, kad jeigu tu jau dalyvauji rungtynėse, tai tu turėtum parodyti charakterį, kad tavęs neįpastums kažkas, nei kažkas tau atims kamuolį iš tavęs ar dar kažkas panašaus. Tai aš manau, kad visos tiesiog turi savo sportinį charakterį ir tai demonstravo šiandien aikštelį. Antroje rungtynių dalyje teko eiti ir vyriausiasis treneris pareigas. Kaip ši patirtis? Tokia ir patirtis, tik keitimus padaryti, kai toks rezultatas, tai čia tiesiog paskirstyti visam laiką ir stengtis, kad visos mėgautųsi to krepšinių žaidimu ir tiek.